Taigi, sveiki sugrįžę į mano kanalą tikriausiai. Antras sezonas, bandysiu prikelt galbūt kažką. Turim visas 6 savaitės iki pirmų varžybų. Tai bandysiu padokumentuoti ilgesnių formatų. Pirmas varžybas šiaip turėjo būti gegužės 9, bet prieš savaitę paankstinom su treneriu ir nusprendėm uždirbti Estijoje balandžio 12 dieną. Jeigu kas matėt šitam kanale pirmą video mano, iš tikrųjų per tą laiką nedaug kas pasikeitė iš tos pusės, ką valgau. Pasikeitė kiekiai gerokai, tai jie sumažėjo, kai ko neliko. O vienintelis dalykas, ką pakeičiau, turbūt tai iš solidžios jautienos, kaip steiko, kabutėse, kad valgau faršą jautienos. Apart to, tai viskas realiai tas pats. Šiandienos planas tai yra valgyti, nuvaryti į salę, pasidaryti nugaros dieną, prasipozuoti su treneriu. Kiekvieną savaitgalį šitą dalyką darom. Tada turiu šiek tiek padirbti prie kompo su online klubo nariais. Jeigu nori prisijungti online klubą, parašykit, padarysim iš jūsų stiprius jacked vyrus, moteris. Tai jautiena čiuškė, krosanas jau paruoštas. Atsikėlė. Dar kol verda pre-workout mealas, pasigaminsim intrą workoutą. Naudosiu pineapple coconut, tai čia pina kolados skonio gaunas toks intrą workoutas. Šiaip visai patinka man. Toks kitoks, neįprastai, bet mane kabina visai. 15 gramų kreatino skupas, kokius su 8 gramus bent jau. Tada ciklinis dekstrinas, visas dvacokas, nėra skupo. Skupas dingęs kažkur. 20 gramų dekstrino įdėsiu su šaukštu. Jeigu klausite, iš kur papildai, tai MR Biceps atsiuntė man papildų, prisideda prie varžybų pasiruošimo. Nuolaidos kodo neturiu jokio, bet ten ir taip didžiulės nuolaidos, ten po 6% ir daugiau būna, tai nueikit aplankykit. Realiai labai daug produkcijos turi, tai manau rasit savo, ko tik norit. Ir druskos dar, gramuką tokį ekstra. Ir viską šitą gersiu per savo trefkę. Turim 20 gramų dekstrino, 15 gramą druskos, kreatino 8. Magic shake'as padarytas, galim valgyti pre-workout mealą ir tada varom visą daryti nugaros. Šiaip ir pozuosim, žodžiu, bus reikalų. Tai ir turim dabar jau pre-workout mealą, 125 gramai ryžių dribsnių, 107 kibio, 20 medaus, 5 proteino. Suvalgau šitą ir varysiu į salę. Kai valgau, mėgstu žiūrėti kažką visada. Tai pasijungsiu kažką per teliką ir įleisiu šitą, galėsim varyti, apturėti nuostabią nugaros treniruotę. Tikiuosi, kad bus nuostabi. Dar kad paliegimas tikiuosi nepaims. O sakė, jau žandai jau viskas jums savo. Jau nebeturiu. Tai pirmas dalykas, kuris nueina, bet pirmas ir grįžta. Tai po to į burundukus šausim po Maroko tikriausiai. Pirma pavasario diena ir aš jau nusprendžiau išeiti su megztiniu į lauką. Šito jausmo labiausiai pasiilgau. Ta žiema čia baisiai įsisiautėjo, bet šito pavasario bent jau pasiilgau. Užfilmavęs einu mašiną, taigi kiemą. Atvariau į salę, reikia dry skipping pre-workoutą, o atvarė mano sporto partneris, matau. Šiandien Tomai filmuosim daug, žinok. O, ble. Čia vlogas bus. Vlogas čia bus? 6 savaitės iki varžybų. Nu gerai. Aš galvoju privažiuosiu, taip, žinai, tipo pamojuosiu. Ir visi sėdė. Čia dabar šiandien 23 diena pasikeitimo. Dry skupinam. Bam. 2. Jėtus, Marė. Be kofeino. Čia be kofeino, ne? Jo. Nu tai dar vieną jausmą. So, we in the gym. Nugaros diena. Su tuo gyvuliu. Gyvulys belengok, rašė. Jis kamerą šai šiek tiek, bet apie to pripranta, į galą ateisiu nuo mane. Tie kulturistai, jie iš tikro minkštuoliai. Mano 8. Op. 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 7, dar jau. Op. Pats. Na. Čia su jo sportuoti, ble. Vis full stackus visur daro. 103 gisarė gyvulys. O čia 9 berniukas. Davai. Pats. Davai. Gaurus. Gerai, tokiai žmonėm apsisupt save. Niekad neaplenks, žinai, visada gaudyti.
Šiaip atsikėliau 8-9-9, pramušiau 8. Tai. Bet jau plėt. Žandugai? Jau karė, ne, jūs pasako visi, kad sakė jauniau atrodau. Op, dar. Pats. Varom tu. Dar. Dar. Pats. 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 Kaip sparnus gerai jaučiu ant šito. Gerai jaučiu, žiūrė. Debilas. Viskas gerai, galvoju. Kažką užsimašiau apie kitą pratimą, apie gal ką darysim. Da. Tau taip lengva, kad tu jau galvoji apie kitus pratimus, davai tik. Hop. Bum. Dar. Viskas. Paskutinis nugaros pratimas, o prisitraukimai delnais namušam, pečių galas ir viskas. Šiaip pavargau jau šiek tiek kažkaip. Galą treskas toksų. Noriu prisėsti. Ką? Ai, tau. Padaryk tą mukai dar. Sakau, padaryk, kad nesistat pull-upo. Bet čia verčiasi treniruoklis visas. Būtum apsivertęs. Negalim. Nedarom šito davai. Šiaip šitas pasirašymas toks labai kitoks nuo praeito. Pagal laiką, jeigu lyginant su praeitais metais, pagal laiką labai kitaip jaučiuosi. Daug geriau, daug šviežiau ir pati forma geresnė, tai bus įdomu, kaip šį sezoną viskas bus. Smagu matyti patobulėjimą. Paskutinės varžybos turėjau 2-4 spalio 18. Tai nuo to laiko iki gruodžio 10 realiai buvo visas tas laikas patobulėti. Tai čia geri metai su metai ir porą ir 2 mėnesiai maždaug. Dabar tu vėl tuščias, tikrai tuščias iš tos pusės, bet viskas saugu. Tai mums dar iki ryt po ryt dar važiuojam žemyn, o tada jau trečiadienį tikėtina, kad bus kokie 200-300 ekstra kapsų. Bet aš, pavyzdžiui, dar iš šalkio pusės, nėra, kad judina. Bet zaibys, man keista. Toks jaučiuosi tada, kad storas, lipu, žinai. Nes jeigu nealkanas, tai atrodo... Dabar ir kūnas toksai fresh, labai žiauriai toksai ir detalės, čia atsistoja iš karto, kai vienytė nauja tokia išlindo prie dukterio, ko nebuvo. Krūtinė labai gražiai skilo, krūtinė nulipa, viskas taip savo dedasi ir tai labai... Į tą L-karnatiną gal pridėjo biškai. Nu va, prasisukom su treneriu pozas kelias, pažiūrėjo, sakė viskas žiauriai gerai. Nors 6 savaitės iki varžybų, bet nesijaučiu net toks ryškus, bet tipo, trečiadienį valgysim daugiau, tikriausiai užkrovą. Šiauriai džiugiuosi, pastės, kaip gerai. Trefkė baigta, grįžau namo, post-workout mealas dabar. Naudosim C4 Reese's Peanut Butter Cup proteiną ir šausim sausų pusryčių. Pats geriausias valgymas. Prasipozavau ir mačiau, kad kai kur kampai tokie pusė galvos nukirpta, filmuoju per telefoną, tai atpratau nuo tų, kaip toli dėt, kad matytųs viskas, kad geras kampas būtų. Dabar filmuoju dažniausiai reelsus, tai sorry dėl to, bet darau kaip išeina geriausia. Tai post-workout mealui, honey cheerios, ar cheerios reikia sakyti, ar cheerios. Kaip naip. 105 gramų. Sakė treneris, aš iš vis plokščias esu.
plokščiukas. Jo, įpilsim 300 ml migdolų pieno, paprasto visiškai. Nenorim mes to riebalo su post-workout mealu. Ir dabar proteiną atskirai. Visi, man atrodo, žino, kaip darau, nieks nepasikeitė nuo praeitų kartų. Ir šitas proteinas, kaip valgyt, va taip vieną, nuostabus dar reikalas yra. Nu va, gaunas toks. Ir grinai skonis kaip, nu, peanut butter, kaip Reese's peanut butter šokoladuką valgyt. Tai va, tikrai žiauriai gerai. Išėjom praseit, nuėjom į parduotuvę iki. Su Lidlo maišeliu nuėjom, bet nepardavė Monsterio, man neturėjau dokumento ir nepardavė. Sako, turi dokumentą. Sakau, neturim nei vienas. Gal kaip nors, bet tai nieko nebus, sako. Žodžiu, biškai absurdiškai jau, tipo, nes akcija buvo Monsterio, bet ant tų įkinės kažkaip griežtai ima ant to. Ant šilekinę neklausi, ten iš viso paima, pop ten. Tipo, cigarų turbūt 16 metus nusipirka. Bet gal gerai, nežinau. Turim 150 gramų jautienos faršo, bet neriebesnis nei 10%. Daržovių 100 gramukų ir kiaušinis. Tai tokia vakarienė mano, paskutinis valgymas yra įsimiegoti. Įpininsiu L-karnitino į subinę ir galėsiu įsimiegoti. Nesakėjot? Ne. Gerai. Tai nelegalu. Legalu. Man išrašė daktarai. Pačiu šiandien pozavimo savo rutiną pasitikrinau, bet aš jos, man atrodo, nenoriu rodyti. Kažkodėl šį sezoną noriu pačią pozavimo rutiną taip palikti special, nors niekam ten neįdominai, bet dėl savęs tiesiog toks, man atrodo, jie įeina emocijos šiek tiek. Tai jo, einu paėst ir einu miegot. Ačiū, kad žiūrėt ir manau susitiksim kitą savaitę, kai bus likusios 5 savaitės iki varžybų.